Gerai, šiandien birželio 11, ką tik apturėjau skambutį mytą su vienu direktorium iš vienos įmonės dėl copywritingo, tai gavau užduočių, tai pradedu, galiu šiandien, galiu rytoj, svarbu iki poryt susidėlioti viską, turėti ką parodyti ir va, galbūt jau bus pati pirma veikla, kurią pradedu. Gerai, labas rytas, šiandien birželio 16, sekmadienis, turėtų video išeiti arba šiandien arba rytoj, bet šiandien einu pas Ąžuolą, darysim pirmus sales, tai susitiksim pas kamerameną Sakalauską, davai. Bet jauti tokį, kaip sakyt, ką žinau, kad bijai truputį. Toks kažkoksai. Jo, of course. Ne, aš tai sales darydavau online visus konkrečiai, tai mailas arba skambučiai ir girdėjau praeitą savaitę tokį klausimą, vieną YouTube video žiūrėdamas, kada paskutinį kartą darai kažką pirmą kartą. Ir tada pagalvojau, blemba, aš sales niekada nedariau gyvai, taip normaliai. Ir tokia baimė vis tiek yra tikriausiai. Bet čia išmokstam over time vis tiek. Jeigu, pavyzdžiui, parašys, aš žinai, kaip būna, pavyzdžiui, ką esi padaręs prieš tai, Jo. Kaip su šitu manai? Nes tu nedarė tai? Jo, of course. Ne, tai čia fizinis darbas yra toks, tai realiai pasiūlai tai, kad nemoka avansų, o moka po darbo ir tiesiog apsižiūri po darbo ir sumoka arba ne. Gal iš tikrųjų iš pradžiojo, ne? Skaiti po, jeigu, kaip sakyt, patiks. Jo. Ne, bet vis tiek, tikriausiai stengsis kuo geriau padaryti, supranti, tai neturėtų prikipti labai ten. Tai, we'll see. Where? Aš buvau pas ją. Spinta. Jo. Lova. Ir living the dream. Išlipant $100. Wow. Labą dieną. Su draugu po Tauragę vaikštam, siūlom langų valymo paslaugas, gal sudominti būtumėt. Kaip tik valau. Ai, šiandien? Ai, dabar kaip tik. Jo. Ką tik pradėjot? Pradėjom, tai yra sūnus, reiks įdarbinti. Panašaus amžiaus kaip jūs. Tai gal galima numeriuką parašyti kitam kartui, gal sudominti būtumėt. Kokios kainos? Reiktų apsižiūrėti, pažiūrėti, vertinti kiek čia. Bus kokie. Nuo iki ar čia už kvadratą ar ką? Pagal langų skaičių žiūrim, didesni tokie būna apie 10 eurų. Mažesni darom tokį kombų 4 už vieną kainą, tai 2,5 gaunas. Nuo viršaus iki apačios darom, rėmus pačius, ko dažniausiai nedaro pačios įmonės. Tai įmonės, tai pats tai darai. Tai kai rankom ar turit? Rankų darbas, turim įrangą irgi turim lazdas, kad aukštesnės vietos pasiekti. Ne, gal žinokit. Gerai, kitą kartą dar gerai. Geras dienos viso. Čia labai privačiai. Kai. Gerai. Atidarytos duris. Ne? Neįsi? Ok. Lekiam. Yra tie batai palikti. Įmė tada. Jo, ai. Gal palauk? Va, šuniukas yra, neklausta. Pagalvok. Aš tik cameraman. Gerai, palauk. Prašau garsiai, labą dieną. Labą dieną. Sveiki, su draugu po Tauragę vaikštant siūlom langų valymo paslaugas, gal sudominti. Valymo paslaugas? Taip. Šiuo metu mes nesam pasiruošę užsisakyti jas. Daug kas tik sako, kol nuo savo pasiūlymą, žinokit, išgirstas. Tai gal Vienuolis. 30 sekundžių apibėgsiu, paskaičiuosiu, įvertinsiu kiek plius minus kainuotų. 30 sekundžių. Tai žiūrėkit, tai bėkit ir paskaičiuokit, bet Vis tiek ne. jo, bet tiesiog, ne dabar.
Nelabai. Jo. Gal numeriuką galima tada palikti. Jo, va taip pat norėjau sakyti. Ačiū. Palikit kontaktus. Gerai. Nes tada mes, jeigu sugalvosim, nes kartais pakalbam apie tai, tai bus konkretu. Gerai. Nu, va. Gerai. Bet mūsų langai labai tokie specifiniai, nes Jo, žinokit, viską darom, turim ne ta prasme specifiniai. Jie nusiplauna, ateina liūtis ir nereikia nieko Okay. daryti. Nu jo. Tai jeigu ilgesnį laiką pabuvo čia kaip pavasarį, kaip sakyt, dalykai, tai tada taip, bet numeriukas net prapuls. Jo, dabar saulėtos dienos pasirodo, tai gal visai fainiau būtų. Gerai. Pasignas Čia langai. Ignas langai ir čia 6-1-6-0-0-4-5 taip, ne? Gerai. Dėkui jums. Tai smagu, kad užėjot. Gerai. Ir galbūt pasiskambins. Į 10. Alio. Žiūrėk, gal moteriškė kažką daro, nes jie ką ten sportuoja, renka kažką. Jo, va čia prieisim, iš kairės. Tu Lexusus, tai žinai. Lexusai. Ką manai apie Lexusus? Brangios, geros mašinos. Kuri tau markė, gražiausia atrodo, gražiausia atrodo markė. Ne, žiūrėk, kuri galingiausia, bet pagal dizainą. O iš tokių paprastesnių, tipo, kaip būna, o iš ten Volkswagen, BMW, iš tokių paprastesnių buvo. Mersa, nelabiau. Lekim. Ai, jo, seniai, tik pažiūrėk, kokiam laikai. Paklaus. Bet dabar iš čia paklaus. Labą dieną. Su draugu po Tarandę vaikštom, siūlom langų valymo paslaugas. Gal sudominti, matom, nauji projektai. Gerai, supratau. Gal numeriuką tada palikti galima? Ateičiai. Galim palikti, gerai. Tai jau. Kokybiškas valymas, Kiek žemiau rinkos patirties kainos, visą patį. Visą Ne, patį? žinokit, rankų Čia? darbas, nuo viršaus iki apačios darom, vidus išorė, plus rėmai, tai Pas žinot. tėvus tvarkingai valo. Jo, puikiai, žinokit, gali rekomenduoti. Svarbiausia tai rekomendacija Taip, reikės taip. tėvų, nes Gerai. tai geriausiai parodo. Gerai. O galite apmokyti, pas mane 12 metų paauglė, tai Jo, tada be abejo. irgi dar reikia. Jeigu bus poreikis, bus galima. Gerai. Dėkui, Ačiū jums, gražios sveiki. dienos Geros viso. Labą dieną. Su draugu po Tarandę vaikštom, siūlom langų valymo paslaugą, gal sudominti būtina. Patys žinokit, nusivalom. Daug kas tik sako, žinokit, kol nuo savo pasiūlymą. Mes nuo viršaus iki apačios darom, rėmai, langai patys, viskas švaru būtų, gražu. Tai patys nusivalo jau ne pirmi metai. Gerai, supratau, dėkui. Gerai, geros dienos. Viso gero. Ką dar? O čia žmogus. Paklausa. Labą dieną. Su draugu po Tarandę vaikštom, siūlom langų valymo paslaugas, gal sudominti būtina. Langų valymas nuo viršaus iki apačios. Rėmai plus langai. Kol kas ne, gal numerį tada galiu palikti kitam sakyti. Gerai, klausom. Trečio aukšto. Jo, išeitų. Turim kopėčias, turim lasdas pasirūpinę. Gerai, gražios dienos. Geros dienos. Gautus 100 pem, tarkim, kokie. Galima pasiderėti, kaimynam nesakykit, nuleisim 100 pem, tarkim. O jeigu su kaimynais? Su kaimynais tai dvigubai, tarkim, 2 kem padarytume. Tu kotedžiukai. Gerai. Gerai, geros dienos.
Sveiki, labai atsiprašau, kad trukdau, mes su draugu po tvarę nevaikštam su langų valymo paslaugas, gal sudominti būtumėt. Ir kokie langai? Visus langus padarytume plius rėmai, tai reiktų apskaičiuoti, kiek čia gautųsi, bet 102 galėtumėm, 102 padarytume. O kada? Čia jau galėtume tartis, trečiadienį vat lietus atrodo, tai galima ketvirtadienį tada žiūrėti. Saulėtos dienos nusimato. Ir čia, lapinė, ne? Jo, langus ir rėmus to pačiu. Nuo viršaus iki apačios. Paduokit man telefono numerį ir aš... Jo. Gerai. Štai. Ir iki antradienį... Antradienį galim pasidaryti. Ne, paskambinti. Ai, paskambinti, jo, gerai. Gerai, gražios dienos, dėkui. Gerai, geras dienos. Ignas Salesman. Kabliukas užmautas, tai jau žinai, noris tempt, bet dar šiek tiek trūksta kaip rytą. Bet jau geras, jau šia žiauriai geras. Jau. Blam, aš to nefilmavau. No way. Jokauju. Gerai, saračiau tau. Važiuok žmonės, ten ir Eina, tada iš karto. pasiūlys. Labą dieną. Su draugu po tara nevaikštam, siūlom langų valymo paslaugas. Daug kas sako, neik to nuo savo pasiūlymą, žinokit. Ne, čia tiesiog, matot, gyvena sesė, tai jinai dabar išvykus, tai... Gerai, gal galima numerį tave palikti tam kartą? Aš nežinau, savo vizitinę gal, jeigu turit, galit Aš palikti. turiu numerį. Aha. Jeigu sudomim sesė bus, perduokit. Gerai. Nu, dėl langų valymo, jeigu vadonis. Gerai, perduosiu būtent. Gerai, dėkui. Gerai, geros dienos. Gerai, tai apibendrinant antrąją savaitę buvo uždirbta 20 eurų, kas nėra labai daug, bet geras head startas vis tiek yra tolimesniai veiklai. Kitą savaitę jau prognozuojami kiti darbai, tai yra video making plus copywriting. Šiaip įdomus dalykas, po pirmojo video sulaukiau vieno žmogaus, kuriam reikia šitos paslaugos, tai būtent copywriting. Tai pasirašėm, susisekiau su juo ir jo pradėjau darbus, trečiadienį pradėjau ir 20 eurų iš to atėjo. Dar yra planuojama patobulinti tą patį projektą, tai bus dar 60 eurų, tai iš viso iš copywritingo bus 80, plus tas pats žmogus paprašė pafilmuoti 2 videos, tai vienas bus short, tai iš jo bus 30 eurų, kitas bus ilgesnis jau už 100 eurų, tai kitą savaitę jau prognozuoti galima apie 190 eurų. Tai čia bus pirmadienio, antradienio darbai. Trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį aš tikiuosi, kad bent vienas žmogus paskambins iš mano pitchų, nes tikrai nemažai buvo susidomėjusių. Iš visų tų 30 gal namų, kuriuos apėjom, visų neparodžiau, nes tiesiog per ilgas video būtų. Bet iš visų tų 30 namų, numerius išdalinau gal 20. Tai vienas jau tikrai buvo susidomėjęs, labai atrodė, tipo, klausė, antradienį gal paskambint galima, pasiderinti. Tai tikėkime skambučio, gal ketvirtadienį tada užsakytų vieną tą namą. Būtent tas namas aš siūliau už 120 eurų. Tai reiškia, kad būtų per trečią savaitę uždirbta apie 310 eurų. Tai jau būtų 3,1% link mūsų tikslo, kas vėlgi nėra labai daug, bet gera pradžia visai, sakyčiau. Aišku, čia yra tokia situacija hipotetinė, nes gali nieks nepaskambinti ir taip biškį liūdnoka būtų, nes mes vaikščiojom 2 valandas, kas nėra labai daug, bet vis tiek norėtųsi bent vieną žmogų iš tų 2 valandų gauti, nes
tos vaikščiojimo valandos yra neapmokamos. Aišku, nėra labai ką geresnio veikti, bet vis tiek būtų visai solidu gauti bent vieną klientą. Tai žiūrėsim, kaip ten pasiseks. Kripto marketas šią savaitę yra down, kokiais 6%, tai kaip praeitą savaitę buvo $750 mano wallet'e, šiai dienai yra $684. Tai po tokio didelio nuosmukio nėra niekur kur kitur kilt arba leisis tik kaip į viršų. Tai kitą savaitę galimai dar pakris, nes nebūna dažniausiai taip, kad labai staigiai kaitaliojas, tai tikėtina, kad dar pakris kitą savaitę, bet jau galima tikėtis, kad bus pakilimai dar kitą, tai yra 4 savaitę. Dėl dropshippingo, AliExpress'as kasdien realiai siunčia update mailus, tai vakar gavau galutinį mailą, kad jau prognozuojama atvykimo data yra birželio 27. Tai čia nuo šiandienos yra apie 1,5 savaitės. Tai kitą savaitę dar nebus filmuojami tie videos, bet dar kitos savaitės viduryje gausime produktus ir iš karto pradėsime filmuoti reklamas produktam. Tai kol kas tiesiog planuojamės video ideas, titles, kaip pavadinsim pačius produktus, nes reikia sukurti kažkokį pavadinimą patrauklų. Galbūt netgi svetainės plus minus wireframe'ą pasikursim, kad patraukliai atrodytų ir kad pačią pirmą dieną, kai varys viral bent vienas video, galėtume pasikurti tą svetainę, kad nereiktų ilgai tempt. Kaip ir viskas. Na ir apibendrinant, norėčiau padėkoti Ąžuolui už filmavimą. Šiandien labai daug motyvacijos ir man, ir jum galbūt įtrauks, nes vienas, jeigu būčiau vaikščiojęs, tai tikrai nebūčiau tiek daug nuveikęs iš filmavimo pusės ir iš pardavimų pusės. Ir norėčiau jum padėkoti už 100 subscriberių. Šiaip visai crazy, kad iš vieno video nusprendė 75 žmonės prenumeruoti mano kanalą. Tai ačiū. Ačiū už dėmesį, už palaikymą, už gražius komentarus ir už peržiūras, už pirmąjį vlogą. Tas pirmasis video, kurį kėliau lygiai prieš savaitę, šiuo metu yra greičiausiai augantis mano kanale video. Aišku, jų nėra daug, bet skirtumas tarp pirmos ir antros vietos yra 9 kartai. Tai reiškia 9 kart daugiau žmonių pavyko pritraukti negu bet kuris kitas video anksčiau įkeltas. Tai vėlgi tokia motyvacija toliau varyti. Nežinau, kartais būna tokių apmąstymų. Gal nepavyks. Taip pat tokie streso pilnesni galbūt momentai, kur aš per mažai gal darau pamąstymai, bet tada pagalvoju, kad daug laiko visgi yra ir nėra būtina dabar čia viską taip greit padaryti, nes gyvenimas vis tiek yra ne sprintas, o maratonas, tai reik protingai savo tą laiką naudoti, bet neleis jam praskristi tiesiog, kaip, nežinau, nešvaistyti jo.